Su jumis Armandas. Čia yra Armas ir šiandien žaisim 5 išlikimo sezoną arba 6, neatsimenu. Labai atsiprašau, kad nekėliau labai ilgai, nes žinot, mokslas, tai reikia mokytis daugiau. Tai ką, pradėsim žaisti. Ir jo, kalbėjau su tokia klasiokė Rajana, jai 11 metų. Jinai gera draugė, iš tikrųjų, aš nemeluoju. Pasikalbėjom ir iš tiesų jinai miela. Man atrodo, jinai miela. Nemeluoju. Ir jinai tipo sako, eik, davai pafilmuot kažką per YouTube. Tai okei. Na, jinai klausė, ar galim filmuotis, kas čia? Filmuotis per YouTube, tai aš atsakiau ne. Šiaip tai gaila, nes žinot. Tai mums svarbiausia reikia pasigaminti dabar. Ką dabar reikia pasigaminti? Va. Bet tai aš šitą pasigaminsiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nes žinot, kiekvienas turi savo kažką pasigaminti. Kažkokį tai turą. Ir žinot, jinai, ta Rajana labai gera draugė. Nemeluoju. Oh my god, kaip aš netai padariau. Nu realiai čia... Blemba. Gerai. Jo. Dabar man čia reikia uždėti. Nice, very nice. Pasiekimas. Gerai. Varome lauką pasižiūrėti. Realiai čia toks mano namukas. Senai atrodantis. Kažkada sakiau, man reikės šitos užtaisyti. Bet pasirodo, kad vėliau užtaisysiu. Nes man reikia prisikast medžio. Dar pakolkas maisto svarbiausia mums reikia. Nu, kiaulą, labas. Ačiū už maistą. Jau taip arti vakaras. Nu, dar. Jūs atsimenat šitą mano namą, bet dar nesutaisiau. Tai jeigu kada turėsiu laiko, aš greit galėsiu taisyti. Žinot, dabar vakaras, taip greit vakaras, realybėj neturėtų būti taip. Iš tikrųjų, aš nemeluoju. Aš nespėjau pavalgyti. Jo labai alkanas pasirodo. Aš daugiau čia nieko neturiu. Dar žuvytės, dar šitą. Gerai, pavalgysim. Ok. Normaliai. Ir ką, labanakt. Labas rytas, kon jūs. Einam. Nu va, prieš akis kiaulą, kuri labai maloniai, papa. Reikia saugotis Kazimierų. Nu, tų... Kaip suprantu.
Reikia kryperius saugotis, bet aš visą laiką sakau ne kryperiai, o kazimieras. Pirmiausia, man reikia šuniuko rasti. Man taip gaila šuniuko. Atsimenat, kažkelintam daly aš ieškojau šuniuko, bet aš neturėjau ni kaulo. Ir tada visi dingo. Man taip gaila šuniukų. Ir ypač benamių. Oh my god. Žinot, čia labai not bad. Jūs nieko negirdit per žaidimą, bet aš kai ką girdėjau. Labai keistas garsas buvo. Bet jūs negirdėjot, nežinau kodėl. Nu, negalite pasisvečiuoti, labai atsiprašau. Gyvenkite kitur. Tik ne pas mane. Einam į mano namą. Paskui, žinot, nežinau, tikriausiai mums reikia padidinti namą. Arba pavėsinę pastatyti. Davai pastatom. Reikalinga, žiauriai reikalinga. Taip. Čia. Žinot, man kažkaip sunku statyti viską. Ir čia, kai seniai keliu video, ypač kai aš senai keliu video, tai žinot, aš atpratęs nuo Minecrafto, tai irgi labai atsiprašau. Neužjauskit. Nes žinot, kai man realiai patinka Minecraftas, bet aš su Rajana kaskart susiskambinu ir žaidžiu Brawl Stars. Nu, jeigu nežinot, kas tas yra, tai siūlau atsisiųsti. Yra toks žaidimas, kuriame kažkas tikrai žaidžia, kažkas nemeluoja. Ir kažkas esat žaidę tikrai. Toks geras žaidimas. Jūs galėsite atsirakinti brawlerių. Tokių gerų brawlerių yra. Yra starp dropai, bet starp dropų pats geriausias yra Epic ir Legendary, man atrodo. Dabar atsirado Godzilla map. Atsinaujino. Ir galiu gauti tokius kiaušinius. Ir žinot, su Rajana žaidžiu. Ir man patinka. Kažkada įkelsiu video apie Juhu. Gerai. Kaip dabar man nušokti? Taigi aš nebežinau, kaip man nušokti. Oh my god. Yay! Radau. Are you ready? Nespėjau. Kaip kiti spėjo? Gerai. Tokio dydžio pavėsinę, ar jūs juokaujat? Tikrai nemaniau, kad tai bus. Mums reikia beržo. Reikia beržo medžio. Ir
Na, aš tavęs šį kartą neuždysiu, man reikia kitų reikalų. Statu pavėsinę. Liko 20 minučių, jaučiu nespėsiu. Jaučiu nespėsiu, man reikia per 20 minučių pastatyti pavėsinę, kad aš pats nusistatau, nes nusistačiau laiko, iki kada baigsiu filmuoti. Taigi parašykit komentarus, ar verta statyti pavėsinės. Nors tu gali už medžio eit ir va tau bus pavėsinė. Jeigu saulė didelė. Jau vakaras. Jau. Mes čia kaimą radom. Labas visiems. Bet čia kieno? Yes. O ne. Šiu. Nieko blogo, ne? Yes, maisto, pagaliau maisto kažkas. Jau naktis, žinokit, aš jau eisiu, aš tik pasisvečiavau su vienu kaimynu, tai ate, kaip čia dabar išeiti? Tie kontrolai užknisa. Realiai aš jau turiu būti namuose, aš dabar realiai pasiklydau. Negali būt, pasiklydau. Namas. Kur? Hai. Palaukit. Va. Ir tada man reikia eiti tuo keliu. Aš jau rimtai įsigandau. Mums reikia bėgti namo, kol dar neatėjo vakaras. Jau žinau, kad į vakaro pusę, tai nedelsdami reikia eiti namo. Kur va? Gerai, tikrai nepasiklydau. Pabiškai ir statysiuos. Žinot, liko 17 minučių. Tai pastatysiu. Pirmiausia, reikia pasigaminti lentas. Taip ir galvoju. Gerai. Nice. Tiek daug išėjo man. Bet mes čia po biškį statysimės. Mums reikia langus, žinot. Kodėl nesispaudžia? Nu va, 64. Tikrai gali išeiti, manau. Šitą tikrai reikia pašalinti. Aš čia norėjau saugotis. Biškai ne tą spalvą parinkau, bet galvoju, normaliai bus. Nieko čia rimto, žinot. Spalva biškai gerai. Spalvota būtų. Ne, vakaras, nu tu. Pirmiausia, stogas. Tikrai stogas turėtų išeiti.
manau. Skeletas. Nesakyk. Stogas išėjo. Nu ką? Einam miegot. Ate. Labas rytas. Matot? Matot? Aha. Žodžiu, einam kaip mūsų pavėsinė. Oh my god, čia kaip kėdė. Arba taburetė. Rimtai nemeluoju. Haha, nepataikė. Prieš vyresnį. Kauliukas nebetelpa. Manau, daiktai pilni. Kur man šitą dėt? Nebesuprantu. Mums dar čia reikia grindis padaryti. Galvoju, aš ten neperskelsiu. Aš čia perskelsiu. Nu, žinot, lengva pasiklyst, bet kažkaip galvoju. Ai. Nieko tokio. Davai aš darysiu tai. Tik tai. Su akmeniu. Jo. 1, 2, 3. Pavėsinė, kaip pavėsinė, tai oh my god, are you crazy? Atsiprašau, bet aš šiandien neįkelsiu intro, nes kažkur savo intro vaizdo įrašą padėjau, tai kitą kartą aš įkelsiu su intro. Taigi, man čia rašo, kad nėra vietos. Tai ačiū, kad žiūrėjot, bet vis tiek aš jau būčiau vis tiek atsisveikinęs. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Armas. Nepamirškite suprenumeruoti, palaikinti ir subscribinti. Ir viso gero.